Praėjusio ketvirtadienio vakarą Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnai kelyje Latėžerio pasienio kontrolės punktas Druskininkai sustabdė 1996 metų laidos automobilį Audi A6 Avant. 46 metų Gailiūnų kaimo gyventojo vairuojama mašina sustabdyta už 3 km nuo Latėžerio punkto, per kurį vyras ką tik buvo įvažiavęs iš Baltarusijos. Pasieniečiai Audi A6 Avant nuvarė į Druskininkų užkardą. Ten automobilis buvo patikrintas detaliai. Nuėmus mašinos ratus ir išmontavus padangas paaiškėjo, kad juose prigrūsta net 1240 pakelių kontrabandinių cigarečių Minsk Capital su Baltarusijos banderolėmis. Dėl kontrabandos Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės Druskininkų užkardoje pradėta administracinės bylos teisena. Vairuotoją po apklausos pasieniečiai paleido. Jo mašina ir cigaretė saugomos Druskininkų užkardoje. Neleistinų būdų rūkalus vežusiam vyriškiui gresia bauda nuo 10 iki 20 tūkstančių litų ir automobilio konfiskavimas.